Programavimas yra vienas iš pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, ypač pažengusiems universiteto studentams. Jis prasideda nuo problemų analizės sudėtingų klausimų suskaidymo į lengvai įveikiamas dalis. Pavyzdžiui, sukurkite scenarijų skirtą studentų pažymiams analizuoti. Pirmiausia, nustatykite įvesties duomenis, pavyzdžiui, neapdorotus pažymių duomenis, tada apibūdinkite procesus, apskaičiuokite vidurkius ir pastebėkite tendencijas ir tik tada nustatykite rezultatus, pavyzdžiui, vaizdinę ataskaitą. Toliau seka algoritmo planavimas, jūsų programos veiksmų planas. Naudodami tokias priemones kaip srautų diagramos ar pseudokodas, paaiškinkite kiekvieną žingsnį prieš pradėdami kurti kodą. Kodavimo metu rinkitės galingas kalbas, pavyzdžiui, Python arba R, kurios puikiai tinka duomenų analizei ir automatizavimui. Tokios bibliotekos kaip Pandas supaprastina duomenų tvarkymą, o Matplotlib pagerina vizualizacijas. Galiausiai labai svarbu testuoti ir derinti. Tokios pažangios idėja kaip Pycharm ar VS Code suteikia įrankių, kurie padės patobulinti kodą ir užtikrinti tikslumą. Šio lygio programavimas tai ne tik problemų sprendimas, bet ir veiksmingų, lengvai pritaikomų sprendimų, kurie padeda spręsti realaus pasaulio iššūkius kūrimas. Šių įgūdžių įvaldymas atveria kelią inovacijoms ir lyderystei mūsų skaitmeninėje erdvėje.